Gyvos pasakas. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos. Na, šiandien paskaitysiu Kiškio pasaką. Mano namelis per ankštas, kartą dūsavo kiškis. Aš jį vos telpu. O kiškiui juk reikia daug vietos, kad galėtų vaikštinėti ir svajoti apie traškias morkas, ar ne taip? Sugalvojau, tarė kiškis, nueisiu pas pelėdą. Ji tokia išmintinga, gal patars ką daryti. Aubų, aubų, kas nutiko tau? Mano namelis per ankštas, ar galėtum padėti, tarė kiškis. Susimašiusi pelėda pakėlė akis į dangų ir tarė, nesijaudink, šūktelėjo ji ir suplasnojo sparnais. Pakviesk į svečius savo broliukus ir sesutes. Tikrai? Paklausė kiškis. Nemažai jų turiu. Kiškis šuoliavo per kalnus ir laukus, kol sukvietė visą šeimyną į svečius. Ir ką jūs galvojat? Tarškėdami ir spygaudami visi susispraudė vidun. Ir triauškė kiškio morkas bei pyragus. O vaikyti, nerimavo kiškis, čia visai nebegerai, nėra net kur pajudėti. Kiškis vėl nuskubėjo pas pelėdą. Ūbų, ūbau, kas nutiko tau? Dabar mano namelėje dar mažiau vietos. Vargelį, pasakė pelėda ir valandėlę pamastė. Pasikviesk į svečius ir savo draugus. Kiškis purtė galvą. Nemanau, kad tai padės, bet pabandysiu. Sveikas, vėžly! Sveikas, kurmi! Kviečiu tave į svečius, vaišinsimės pyragu! Netrukus į kiškio namelį susigrūdo visa gausybė svečių. Gelbėkit, galvoja kiškis, taip neturėtų būti, negaliu net ūsų pakrūtinti, išvis vietos nebėra namučiuose. Kiškis vėl išskuodė pas pelėdą, dabar visai namuose nebėra vietos. Vadinasi, atėjo laikas jiems išvykti, tarė pelėda. Kiškis atsisveikindamas mojavo išeinantiems svečiams. Kokia nuostabi diena, tarė žys. Ate, kiški, ate, ačiū už pyragus, tarė broliai ir seserys. Pagaliau, kai visi svečiai ir giminaičiai išvyko, pas kiškį į namus užsuko pelėda. Kiški, tai ar vis dar galvoji, kad tavo namelis per ankštas? Čia tiek daug vietos, galėčiau visus pasikviesti švęsti kalėdų. Ačiū pelėda, tu tokia išmintinga. Tiek pasakos šiandien, su jumis buvo Gyvos pasakos ir mama Ragana šįkart. Na, o tie, kurie nori mus palaikyti, matyti ir girdėti vis naujas pasakas, mūsų kuriamus įvaizdžius, prenumeruokite Gyvas pasakas YouTube kanale. Taip pat pamėkite mūsų profilį socialiniuose tinkluose, komentuokite ir būkite drauge. Iki kitų pasakų. Gyvos pasakas.